Mažosios kultūros sostinės kelias atvedė Onuškį prie rudens renginių. Vasara praūžė siautulingai su gausiais renginiais, tačiau ruduo taipogi jų nestokos. Šiandieną turėsime ypatingai gražų renginį, nes praeitą savaitgalį prasidėjo mūsų poezijos paukštė, turėjome svečių Upynės merginas, o šiandieną svečiuose turime profesionalią aktorę Virginę Kochanskytę. Už jos viešnagę čia pas mus, mūsų mažojoje Onuškio kultūros sostinėje, esame dėkingi Onuškį mylinčiai, nebejingai Žydroniai Kolevinskiniai, kurią šiandieną taipogi turėsite progą pažinti. Tikrai galima pasidžiaugti, kad 2024 metais Onuškis yra mažoji Lietuvos kultūros sostinė ir aš kažkaip džiaugiuosi, kad pagaliau Lietuvoje yra atskiriami du Onuškiai, nes vienas Onuškis yra Rokiškio rajone, kitas Onuškis yra Trakų rajone. Tai man atrodo tai, kad mes šiemet minime mažąją kultūros sostinę ir leidžia Onuškį išgarsinti visoje Lietuvoje. Ir svarbu yra, nes pats titulas kultūros sostinė įpareigoja, kad būtų ne tik šiaip renginių, bet kad būtų daug kultūrinių, literatūrinių renginių. Tai galima pasidžiaugti, kad kelių tokių renginių ciklu, kurį sudarytų ir poezijos, muzikos skaitymai ir taip pat ir dailė prisijungia. Tai jau šį sekmadienį Onuškio bendruomenės namuose viešnia iš Klaipėdos, aktorė, režisierė, Klaipėdos universiteto docentė Virginija Kochanskytė pristatys savo monospektaklį Gyvenimas kaip graži kelionė. Tai yra teatrinė poetinė impresija, kurioje skambės ir pačios režisierės, aktorės Virginijos Kochanskytės interpretacijos, taip pat skambės Kazio Bradūno, Henriko Nagio, Liūnės Sutemos, Onės Baliukonės, Antano A. Jonino ir kitų garsių Lietuvos poetų, taip pat ir išeivijos poetų eilės. Šį ciklą papildys kitą sekmadienį, tai yra per Onuškio kermošių tradicinę šventę, papildys susitikimas su kaiminystėje gyvenančiu ir kuriančiu, tai yra Aukštadvaryje gyvenančių ir kuriančių dailininku Mariumi Jonučiu, kur iš tikrųjų jo būtent bendruomenės namuose bus atidaryta jo darbų paroda, taip pat ir jo iliustruotų knygų paroda. Ir bus pokalbis, bus galima pakalbinti, Marius Jonutis pasidalins savo kūrybos virtuve ir džiaugsimės, kad tiek Mariaus Jonučio iliustruotos pasakų knygos, jos bus padovanotos ir Onuškio bibliotekai, taip pat ir Onuškio signataro Malinausko pagrindiniai mokyklai. Ir to renginio metu mokyklą taip pat pasieks ir dar viena svarbi dovana. Tai yra išleistas Aušros numeris, prie kurio leidimo prisidėjo jo ekscelencija prezidentas Gitanas Nausėda. Ir tai yra ypatinga dovana visoms Lietuvos mokykloms. Išleido Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Ir štai kitą šeštadienį šią dovaną Kermošiaus pradžioje norime įteikti ir Onuškio mokyklai ir jos direktoriai Rimai Blikertienei. Labai džiaugiuosi ir esu dėkinga gerbiamai Žydroniai Kolevinskienei, kuri mane pakvietė į Onuškį, į bendruomenės namus ir, kiek žinau, bendruomenės pirmininkė Liuda ir visa bendruomenė pritarė ir sakė, kad lauktų susitikimų su aktore Virginija Kochanskyte. Nusprendžiau, kad pristatysiu savo monospektaklį Gyvenimas kaip graži kelionė, kurį kūriau ne vienus metus, tiesą sakant, visą gyvenimą, ar ne? Jeigu gyvenimas kaip graži kelionė gali ištarti, tai turi pažinti tą gyvenimą. Ir man pasiseka ir aš labai džiaugiuosi, kad štai to monospektaklio dialogiško metu, žaismingo, įtraukiančio ir žiūrovus į tą kelionę, pasiseka, pavyksta ir žiūrovus pavilioti
įtraukti, keliauti juos savo gyvenimo keliu ir atkeliauti iki tos vietos, kurioje mes esame. Ir tada tikrai nudžiugti, kad gyvenimas graži kelionė ir šita diena yra nuostabi, nes jinai Dievo duota, jinai sklidina meilės, jinai iš meilės susiformavusi, iš daugybės nuostabių susitikimų, įspūdžių tėvų, senelių, žemės, gimtos tėvynės, mylimųjų. Mano uždavinys šio spektaklio, kaip ir bet kurio kito susitikimo su žiūrovais, noriu pasakyti, yra sustabdyti žiūrovą tam beprotišką mūsų laikmečio bėgime. Kad po susitikimo su manim žiūrovai niekur nenorėtų išbėgti iš salės. Jeigu yra galimybė šalia kavinukė, kad prisėstų kavinukėje, norėtų išgerti taurę vyno su drauge ar su draugu, eidami jaustų lietų, jaustų lapų šnarėsi po savo kojom ir prisipildytų to grožio ilgesio, gyvenimo džiaugsmo, pojūčio, meilės pilni ir tai pripildytų jos energijos kitai dienai, kad pripildytų vilties, kad taip šviesa, gėris ir meilė mūsų pasaulyje yra tai, dėl ko verta gyventi. Bet reikia, žinoma, patiems dėl to dar ir pasistengti. Miela Žydronė, keliavau į Onuškį, susitikti su Onuškio bendruomenė, dėka jūsų šitose nuostabiuose, norėjau pasakyti dienuose, šitose nuostabiuose metuose, kada Onuškis yra patapęs mažąją Lietuvos kultūros sostinę. Kaipgi čia taip atsitiko, kad, sakot, būtų gražu, kad bendruomenė susitiktų su aktorė? Taip, tai iš tikrųjų labai sveikiname jūs, džiaugiamės atvykus ne tik į Onuškį kaip mažą kultūros sostinę, bet ir vasario 16-osios akto signataro pono Malinausko tėviškę. Tai iš tikrųjų ir Malinauskų šeimos kapavietę galima pamatyti bažnyčios šventoriuje. Tai iš tikrųjų tas miestelis, kuris turi ilgą istoriją ir tokią garsę, garbingą istoriją. O man šitas miestelis yra svarbus dėl kitų priežasčių. Čia yra mano mamos gimtinė ir visada tikrai džiaugiuosi matydama čia pilną salę. Tai yra ta erdvė, su mamos išėjimu baigėsi mano čia, žodžiu, jau mamos giminė ir visada toks viduj yra noras kažką padaryti. Jis niekaip nėra apsimestinis. Visada yra toks noras, kažką, kai nebėra močiutės, mamos, nebėra mamos brolio, visi sugulę Onuškio kapeliuose, kažką padaryti, kažką, ką galiu. O kadangi pati esu šalia literatūros, šalia kultūros, tai pagalvojau, kad tie metai, 24 metai, yra pats geriausias laikas pakviesti žmonės, kuriuos daugelis gal žino iš radijo, iš televizijos ar iš kitur. Ir su gerbiama režisierė, aktorė Virginija Kochanskytė esame susitikę pirmiausia Rumšiškėse, kai buvo teikiama Aisčio premija poetui Rimvydui Stankevičiui. Ir ten taip pat buvo puikus poetinis ir muzikinis vakaras. Ir man atrodo, kad ne tik ten, nors turbūt ir dar kituose renginiuose. Ir aš galvoju, kad nelengva prisikviesti viešinį iš Klaipėdos, nes Virginija Kochanskytė yra Klaipėdos universiteto dėstytoja, docentė. Tai man tikrai labai ačiū, kad jūs radote laiko tą šventadienį, šventą dieną. Ir aš bažnyčiai sakiau, kad per mišias sušildo malda. Ir žinau, kad jūsų ta kelionė, kurią čia mums esat paruošus, turbūt irgi bus įsimintina. Ačiū. Labai ačiū. Ir pagalvojau, kad jeigu būtų dabar klebonas ar nedraugė su mumis kunigas, jisai ką pasakytų, kad štai jūsų veiksmai, ne tik šitas, bet ir kiti yra ne tik artimo meilės liudijimas, bet ir prisikėlimas. Prisikėlimo liudijimas. Kada prisimename, tada prisikelia mūsų artimieji, mūsų mylimieji. Tol, kol mes juos prisiminsime, tol jie kelsis ir kelsis. Jie keliaus su mumis. Ir tol, kol mes darome viską, kad mūsų artimųjų atminimas būtų
įamžintas, į širdis galbūt įdaigintas jaunesnių žmonių, tai dar kelsis ir kelsis jie. Tai iš tiesų didis dėkui Jums, Žydronė, ir Jūs esate nuostabus pavyzdys, kaipgi tą gyvybę palaikyti. Ačiū labai Jums. Nežinau, nieko nėra atsitiktinė, ar ne? Ir turėk idėjų ir idėjos realizuojasi dažniausiai visiškai netikėtų būdų, kaip šis kart. Bet pirmiausiai, ką noriu pasakyti, čia yra štai krūvelė knygų Onuškio bibliotekai ir tas knygas dovanoja Klaipėdos leidyklos Eglė vadovas Antanas Stanevičius. Žinot, susikaupė leidyklose būna nemažai knygų, projektiniai būna ir mažosios leidyklos nelabai įsijungia į tą komercinę veiklą ir neprekiauti. Tai jis yra labai džiaugiasi, kad gali manęs paprašyti, aš per Lietuvą keliauju ir jo leidyklos knygos atkeliauja į bibliotekas. Bet mano rankose neįtikėtina yra knyga, kurios aš esu ir sudarytoja. Labai didžiuojasi, kad būtent Klaipėdos universiteto leidykla šitą knygą išleido. Idėja buvo mano, turėjome fantastišką šokių vadovą, aš tik 2 metus, štai kokių žmonių būna, tik 2 metus, 17-18 metų man buvo visam gyvenimui susaistyti. Ir ne tik aš, bet ir Šilutės Rezginėlės, Kauno Suktinio, Kauno Mėsos instituto šokėjų buvo, taip ir keliavom draugė. Ir gyvenimo pabaigoje pradėjo dairytis atgal ir nusprendė parašyti knygą Krūmo šaknys. Dzūkijoje giminė vadinama Krūmų. Taigi Krūmo šaknis sudėlioti į knygą, domėjosi ir, kaip sakau, kuo šita knyga yra vertinga, tuo, kad labai dažnai sakom, dievulėliau, nepaklausiau. Jau nėra ko paklausti. Jis lygiai tą patį rašo. Dievulėliau, jau nebėra ko paklausti. Pasirodo, ir tada, kai nėra ko paklausti, galima aprašyti savo Krūmo šaknis labai labai jautriai. Tai kaipgi tas Algirdas Jurgelevičius, Šilutė, Kaunas, Klaipėda yra susietas su Onuškiu. Jis gimė Rudnioje, jis gimė Trakų rajone pats Algirdas Jurgelevičius, bet jo tėtis Ignas Jurgelevičius, atversiu Jums dabar, štai tas žmogus, savanoris, šaulys, policininkas, 4 garbingiausiais Lietuvos valstybės ordinais tarpukaryje apdovanotas, 1941 birželio 14 su visa savo šeima, žmona ir 2 sūnumis, kaip politinis nusikaltėlis, buvo išvežamas, atskirtas nuo šeimos ir gana greitai sušaudytas. Tai štai, Kaišiadorių muziejaus direktorius, kadangi ir su Kaišiadoriais yra susietas jisai, Rudnioj gimęs, ir kai policininkų tapo, pasirodo, policijos tarpukaryje centras buvo Kaišiadoris. Ir iš Kaišiadorių keliaudavo policininkai ir į Onuškį, ir į Vaidučius, ir į Trakus, ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, jam teko tam tikrą dalį laiko ir būtent būti policininku Onuškyje. Kaišiadoryse Trakų apskrities policijos viršininkas 1922 metų kovo 1 dieną paskyrė tėvą į Onuškį eilinių policininkų. Pažymėsime, kad į šias pareigas buvo priimami tie, kurie turėjo gerą atestaciją iš lietuvių kunigų, visuomenės veikėjų, draugijų. Ar nebus ta gera atestacija, tėvui parašęs vienas iš pulko vadų, nes tik jis galėjo gerai žinoti būsimo policajaus. Tuo metu taip vadinosi policijos pareigūnai. Dalykinės ir politinės savybės. Galėjo motyvuotai pristatyti kareivio sugebėjimus. Onuškis mažas miestelis, tik valsčiumi pakrikštytas, Trakų rajono užkampis ir taip toliau, ir taip toliau. Nedidelis skyrius apie Onuškį, kadangi jau paklausti nebuvo ko, bet Onuškis yra jo paties asmeninė biografija ir žinoma jo tėčio biografija, kuris buvo apdovanotas 4
Lietuvos valstybės garbingais apdovanojimais. Tai šitą aš tikrai galvoju, reikia atvažiuoti į Jonuškį, reikia skambinti bendruomenės pirmininkai, reikia skambinti gal kraštiečių, kokia draugija yra, gal muziejaus padalinys yra, gal biblioteka yra ir pasakyti apie tą knygą, apie šitą asmenybę nuostabę, mano šokių vadovo tėtį, kuris susietas su Onuškiu ir kada nors atvažiuoti su tos knygos pristatymu. Kada nors, ar ne, gerbiama Liuda, atvažiuosim ir su tos knygos pristatymu ir dabar nesiplėsime. Tik galbūt dar vieną puslapį atversiu apie tą fantastišką Algirdą Jurgelevičių, kuris parašė Krūmo šaknys, truputį, kad žvilgtelėtumėt, štai jisai. Rankos labai labai aukštai, Vilniaus universiteto ansamblio šokėjas. Iš Vilniaus jis grįžta į Šilutę, paskui jau Klaipėdos universitete, Kaunas ir Klaipėdos universitete 27 metus. Tai dabar, ką, gerbiama bendruomenės pirmininkė, noriu tada, jūs esate ir jum įteikti tą knygą. O paskui, ar sakot, bibliotekai atiduoti? Sėdi bibliotekos vedėja. Tai gerai, bibliotekos vedėjai, tada, kad visi galėtų pavartyti, ar ne? Tai štai. Čia. Mėlieji, taigi tikrai gyveni, ojei, kai graži kelionė ir toj kelionėj kelias rožėm klotas. Pasakykit man, kada su tokiu iš krūtinės įsiveržia gyvenimas, tai kaip graži kelionė, ant kurios gyvenimo aukštumėlės, ant kurio laiptelio stovim. Kiek tų metelių tada gali būti? Nu, kai su tokiu. Kiek metelių? Čia nuo būdo priklauso. Nuo būdo. Nu, bet sakykit, bet kada jum išsiveržė? Dar neprapuolė. Nu, žinokite, tada jūs amžinybėj gyvensit. Amžinai gyvensit. Nu, galvoju, ištarsit 50 metų, tai sakyčiau 150 metų. O dabar tai tiesiog amžinai. Kaip jūsų vardas? Marytė. Marytė. Nu, švenčiausiai mergelė Marija. Be jokios abejonės. O man išsiveržė tada, kada atšvenčiau, na, fantastiškiausią, paskutinį, fantastiškiausią gimtadienį. Koks tas fantastiškiausias gimtadienis? 19. Kiek? 19. 18. Kiek? 50. Prašom, nu 150. Aš turiu pasakyti man tada, kada artėjo 29. O dievulėliau, 29. O tada tai verta padaryti balių. Penktadienio vakarą pradedi, pirmadienio vakarą nesugebi sustoti. Ar ne, nesgi paskutinį kartą 20. Nesvarbu, kad 9, bet vis dar 20. O kas toliau? Nu kažkokie tai migloji, nu kažkokie ten neaiškos vingiukai. Nu paskui liktai 4, o daugiau tai nieko nesimatyti, tamsa ir migla, bedugnė. Nu, va, tai tada reikia užsigazuoti, o ne, kad peršokti per tą bedugnę, įsibėgėti gerai, užsišampaninti gerai ir... 30. O Dieve, o Dieve, o Dieve, nenoriu žiūrėti. Kur veidrodis? Ne, mes sakom, kur veidrodis, moteris, kur jisai? Čia aš. Nu, klausykit, kaip gerai atrodau. Nu ir kas čia man sakė, kad gyvenimas pasibaigė po 30 metų, dievulėliau tu mano. Jis gal tik ir prasideda dabar. Ir tada į priekį. Tų 40 nepastebi. Ak, jau ir 5 aukštumėlė tik dilgti širdį. O velnias, kad tik niekas nesužinotų, kad su sveikata jau blogai. Prikvietei čia tiek daug baliavoti, ne? Tai dabar pasklis po svietą ir visiems sakai, į priekį. Nu, kogi lekiam,
lekiam, sustokim, pasižvalgykim, nu nelėkim, kaip akis išdegim. Ne, o pati tik atgal išsakai, ramiai, kvėpuoji, nu jau ramiai nebedūksi ir tu prieini. Visi sako, o dievulėliau, kaip gražu, ir tu sakai, dievulėliau, kaip gražu, ir kuo toliau tuo. O Dieve, iš ko aš tą frazę girdėjau? Kas man tą frazę sakė? Babytė? Bet kokia aš babytė? Aš jokia ne babytė. Kur tas veidrodis? O, dar nieko, dar visai gerai, babytė tikrai nepanaši. Gal ir jau į priekį, 6, 7, 8 jau griūtum, bet, o, sūnus, o, dukra, o Dieve. Kokia laimė, kad neklausiau nei tos mamos, nei to tėčio ir tose naktyse griuvau. Tai dabar galiu atsiremti ir keliauti. Na va, kiek ponios vardas? Zita. Zita, iki 150, o ponia Marytė amžinybės. Nu, bet žinot, nu nesiverškime į tą 150, bijau, kad nesugrįšim atgal. Stabtelkim toj vietoje, kur toliausiai, ten gražiausiai. Taip ir Adomui Mickevičiui, genialiam Lietuvos, Lenkijos ir viso pasaulio poetui reikėjo iš Vilniaus per Kauną, Peterburgą, Dresdeną, Vieną, Paryžių, sukovojus visas Europos tautų kovas už laisvę ir nepriklausomybę, pagaliau pavargus, tuose Paryžiuose atsiremti ant rašomojo stalo, žvalgytis į šiaurėje, skendinti miglose ir rūkuose gimtąjį kraštą, parašyti genialią poemą Ponas Tadas ir mums lietuviams sudėlioti sakralią eilutę. Bet juk kas toliausiai, tai ne tik gražiausiai, o ir tiksliausiai. O Lietuvo, Отчизна moja, tu jestis jak zdrovė. Ir toje genialioje poemoje Ponas Tadas parašyti apie tą grožį ten, rūkuose ir miglose išlikusi. Vaikystės kraštas, nieks iš mūsų krūtinės jo neišplėš kaip meilės pirmutinės. Nesuterštos klaidų prisiminimai, nesudrumstos iliuzijų žlugimais, negailestingais laiko praradimais. Tas laimės kraštas niekad nesugriautas, priklausė mums, kaip Dievui šitas skliautas, kaip visa buvo sava ten ir miela, kad lygi šiol tebjaudina man siela. Ten ašarų nei skausmo nepažinęs, iš tolo jam lenkiuosi prisiminęs, ten per pasaulį bėgta lyg per lanką, ten grožio gėlės skainiota į ranką. Ir nuo tos 5, 6 ar 8 aukštumėlės visų grožių, visų švelnumu, visų kvapnumu išvysti ne tik tas grožio gėlės, bet svarbiausiai tas rankas, kurios tos grožio gėlės mumise sodino, augino, brandino. Ten ir mamos glėbys, jos lopšinė, senelės pasakos, dieduko, bent man, už namo galo pastatytos supynės, kurios pavasarį svaigiai alyvom žydint išmesdavo mane taip aukštai iki pat dangaus.